variantas - naujų automobilių. Antras variantas - ginklų. Trečias variantas - aviacijos reikmenų. Ir ketvirtas variantas - traktorių. Bet vienas iš šių atsakymų yra teisingas. Tai kokių prekių parduotuvės Šilutėje niekada nėra buvę. Jie galvoja, jie svarsto laikrodis paleistas. Galimybė iškovoti vieną tašką savo komandai ir įsiveržti į priekį. Šilutės seniūnas Raimundas Stebonkus praleido ne 1 valandą Frydricho Guraičio viešojoje bibliotekoje, kad vis tik tai išsiaiškinti tą suktą klausimą. Ir taip, kad ir kaip būtų gaila, aptarimui skirtas laikas baigėsi. Jis paprasčiausiai ištiksėjo. Ar matote, kaip geltonųjų skarelių kraštiečių komanda atkakliai tarpusavyje ginčiasi? Gerai, pasirinkote? Ir taip, kas atsakinėja? Kam yra? Na, prašau. Ir taip, tai kuris variantas komandos nuomonė yra teisingas? Šilutėje nebuvo naujų automobilių parduotuvių. Supratome. Ponas ir ponai, atsakymas yra priimtas. Ir visiems yra smalsu, jie pataikė ar nepataikė. Jie iškovojo pirmąjį tašką ar ne. Nu, ta versija buvo ir jie labai atidžiai ir atkakliai ginčiasi, ar tą versiją pasakyti, ar pasirinkti kitą. Ponios ir ponai, paplokite šitai komandai. Tegul tai būna paguoda už neteisingą atsakymą, nes jie nepataikė. Jie pasirinko naujų automobilių parduotuvę. O žinote, kad naujų automobilių parduotuvė buvo ten, kur stovi Šilutės autobusų parkas. Ir palikonis visai nesenai, atvažiavęs į Šilutę, jisai atėjo į tą autobusų parką, buvo pardavinėjami prabangus BMW markės automobiliai, nauji automobiliai, kurie stovėjo vitrinose. Ir šitą parduotuvę kažkada tai nusiaubė gaisras. Ir kada ją remontavo, jis buvo dar mažas vaikas. Ir sako, čia ant tų geležinių sijų yra inicialai mano tėčio, kuris turėjo parduotuvę. Ar galite leisti pakrapštyti mums kažkur? Ir leido jam. Autobusų parko vadovas leido ir pakrapštyti ir jis atsekė tas jas. Taip, kad parduotuvė buvo. O Šilutėje nėra buvę aviacijos reikmenų parduotuvės. 1-0 pirmauja čia gyvenantis.